Ar reikia pradėti nuo grupės pavadinimo, ar nereikia? Mūsų grupės pavadinimas yra Nevedę aistruoliai. Kaip? Nevedę aistruoliai. Edgaras pas mumis nevedęs yra. Mes nematome labai įstringai iš tikrųjų žiūrime į tai, ką darome, ir tokioje srityje. Na ir pradėsime be daugumas žodinių kalbų. Mūsų drakonas buvo tuščias miesto centras, Klaipėdos tuščias miesto centras. Ir mūsų tikslas buvo su tuo susitvarkyti, kaip kuo daugiau pritraukti žmonių į miesto centrą. Vykdėme apklausą, dalyvavo bemaž 15 žmonių ir dauguma jų sakė, kodėl jie nesirenka miesto centro, o leidžia laisvalaikį kitur. Tai buvo tas faktorius, kad jie vėliau leidžia savo laiką su draugais sode, pasikeldami mėsytę ar ten tiesiog gerai pagulėdami ant pievutės. Na ir mes komanda pagalvojame, kad visą tai galima perkelti ir į miesto centrą, nes turime parkus ir Danės upė, kas žmonės žavi, vanduo tikrai žavi, ir padarėme štai tokį maketą. Tai ir maketas galėtume įsivaizduoti, kad čia yra Danės upė. Yra viena krantinės pusė, kita krantinės pusė, tai mes pradėtume čia, jeigu nuo atgimimo aikštės, einame ir čia būtų laisvalaikio tokia zona visai šeimai, kur ir sveikatingumo yra, po to patenkame į šeimos zoną čia. Tai būtų atskirtos zonos, kur tėvams su lėliukais ir jau su tokiais paaugliais, tai ir skirtingos ir atrakcijos, ir žaidimai, ir ten karstyklės, atrakcionai. Kitoj pusėje truputėlį būtų kavinės ant vandens. Čia būtų žvejybos zona, žvejam galėtų jie laisvai žvejoti. Čia būtų turgelis žvejų, kur šviežiai pagautą žuvį galima būtų nusipirkti. Taip pat būtų keletas pramogų su laivais, kaip ir piknikas ant Danės upės. Galima būtų patekti, iš tikrųjų atidarytume tą, pakeltume tiltą ir galėtume įplaukti iki Jono kalnelio, o Jono kalnelį mes randame etnozoną. Tai ten ir su taip pat scena vyktų visokie ir seminarai, joninės, žolinės. Yra amatų, tai pavasarį inkilėlius mes ten galvom daryti tokį irgi subūrimą, ne tik senioram, bet ir labai šeimom su mažais vaikais. O čia mes paskiriam tokią kaip ir labai jau žalią zoną, tai būtų viešasis daržas ir sodas, kuriame augtų kriaušės, obuoliai, vyšnios, graikiški riešutai ir ten taip pat būtų vieta iškilams, barbecue, kepti su šeima, frisbee žaisti. Taip. Ir mes susikoncentravom labiau, kadangi ta tokia paslauga būtų vieša, tai dabar pasakosim apie mūsų viešąjį daržą, Parkelio grožis vardu. Taip, tai mes nusprendėm grinai specifiškai imti tą daržą ir tame darže teikti tokią paslaugą, kad žmonės galėtų ateiti, miestiečiai, išsipirkti savo žemės plotelį ir tenai vienam sezonui pasisodinti kažką, kas juos domina. Tai jie galėtų arba patys pasirūpinti sėklomis ir įrankiais, arba mes taip pat siūlome jiems nusipirkti, įsigyti vietoje, arba išsinuomoti įrankius. Taip, tai visas tas prasidėtų nuo žmogaus, visą tą mes visų pirma skleistume miestui. Taip, skleistume per autobusuose skleistume apie tai, kad mums reikalingi savanoriai, apie tai, kad štai tokia idėja bus Klaipėdos mieste. Taip. Žmogus, kuris jau susidomėtų, kad norėtų turėti sodą, jisai galėtų nueiti į puslapį ir tenai užpildyti anketą ir išsipirkti savo žemės plotelį. Tada, nusipirkus žemės plotelį, žmogus gautų patvirtinimą, nurodytą žemėlapį, kurį plotelį, pavyzdžiui, G8, kuris plotelis yra jo. Ir taip pat informacija apie tai, kad, sakiau, gali arba įsigyti sėklas, arba išsinuomoti inventorių reikalingą prižiūrėti žemę. Tada jisai gavęs patvirtinimą, kad iš tikrųjų gavo žemės plotelį, jisai gautų susimokėti už tą paslaugą. Tai gali padaryti ir internetu, arba atėjus tiesiai į daržą, štai šiame pavadintame daržo štabe.
Atėjęs į daržą mūsų potencialus vartotojas galėtų, taip sakant, kontaktuoti su štabe esančiais darbuotojais, ūkvedžiu, kuris padėtų nežinantiems ir su savanoriais, nežinantiems, kaip sodinti, ką daryti, daugmaž juos užvesti ant kelio. Tai va, toliau. Jie, kurie jau žmonės žino, ta prasme, jie iš karto jau galėtų eiti ir sodinti, jeigu jie turėtų savo sėklų, jau, tarkim, jie jau žino, ką pirkti ir savo įrankius, jie tikrai galėtų jau tai patys padaryti. Bet kurie yra, tarkim, ar jaunas žmogus, ar žmogus, kuris nežino, nuo ko pradėti, jisai kreipiasi pagalbos tuo pačiu į tą patį būtent šitą būstinę. Padeda savanoriai, padeda štabo vadas, kuris pateikia informaciją visą. Taip pat jis pateikia informaciją, kokie specialistų seminarai vyksta auginimo, puoselėjimo, būtent daržo gerbūvio. Tada žmogus gavęs informaciją, jisai jau pradeda sodinti, tuo pačiu mes norim, kad neužsibaigtų vien tik tai sodinimas, pasodinau ir viskas, kad nuolat į mėnesį vykstų po vieną renginį. Tarkim, vieną specialistų renginį apie auginimą, sodinimą ir taip toliau, toliau kiti vyktų renginiai kalendorinės šventės. Šitie visi susibūrimai galbūt daugiau ir sukviestų žmonės kaip į bendruomeniškumą, pabuvimą kartu, daugiau. Susipažintų kaimynai daržo, ką sodina, pasikalbam. Tuo pačiu ir pašvęstų gimtadienį ar kažlyką iškeptų.